Labadiena, visi susirinkę į šį tikrai svarbų renginį. Tokiu prieššventiniu laikotarpiu SMK aukštosios mokyklos vardu noriu sveikinti su artėjančiom gražiausią metų šventėm, bet tuo pačiu tikrai suprantu, kad dabartiniai abiturientai yra tikrai susirūpinę tuo, kaip kinta priėmimo reikalavimai aukštąsias mokyklas. Todėl manau, kad šis mūsų SMK aukštosios mokyklos organizuojamas renginys tikrai yra labai svarbus ir turi didžiulę vertę ir prasmę visiems, kurie ruošiasi stoti aukštąsias mokyklas jau ateinantį pavasarį, vasarą. Kadangi mūsų laikas yra ribotas, aš labai norėčiau pereiti prie savo prezentacijos, kurios metu pristatysiu pagrindinius pokyčius, kurie vyksta 25 metais, tai yra jau artimiausiam priėmimui, tai yra šio pavasario vasaros priėmimui. Trumpai, aiškiai, konkrečiai, kas labiausiai keičiasi, o taip pat visus kviečiu, kylant bet kokiem klausimam, dabar užduoti tuos klausimus pokalbių kambaryje, kurį jūs matote YouTube platformoje. Ir mūsų kolegos, konsultantai tikrai padės į tuos klausimus visus atsakyti. Tikiu, kad iš vienos prezentacijos galbūt ne viskas bus aišku, todėl tikrai drąsiai klauskite. Tai kągi, kas keičiasi stojant į aukštąsias mokyklas 2025 metais ir ką labai svarbu žinoti dabartiniams dvyliktokams bei visiems mokytojams, dėstytojams ir kitiem karjeros konsultantam, kurie juos konsultuoja, taip pat manau ir tėvams, kurie taip pat nori patarti, kaip geriausia pasirinkti savo atžaloms. Kas yra svarbu, kad 2025 metais, stojant į aukštąsias mokyklas, tiek į valstybės finansuojamas vietas, tiek į valstybės nefinansuojamas vietas bus taikomi tie patys vienodi reikalavimai. Todėl jokio skirtumo, kokią studijų vietą jūs, kokį finansavimo būdą jūs pasirinksite, reikalavimai išlieka vienodi visiems stojantiesiems. Kaip ir praėjusiais metais, tai yra tiem, kurie baigė vidurinės 24 metais, taip ir tiem, kurie baigs vidurinės mokyklas 25 metais, yra taikomas privalomas 3 valstybinių egzaminų reikalavimas. Tai yra, kiekvienas norintis stoti į aukštąją mokyklą privalo būti išlaikęs lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir bet kokio kito laisvai pasirinkto dalyko egzaminą. Tačiau šitoje vietoje, kaip ir minėjau, sąlyga yra tokia pati kaip ir pernai, tačiau atsiranda naujovė, jog matematikos ir lietuvių kalbos egzaminus galima laikyti 2 skirtingais lygiais. Arba kitaip tariant, pagal bendrąjį arba išplėstinį mokymosi kursą. Abu šitie egzaminai yra valstybiniai egzaminai ir jie abu tiek A, tiek B lygio tinka, yra vertinami, norint stoti į aukštąsias mokyklas visoje Lietuvoje. Taip, kad pats moksleivis renkasi, kokio kurso egzaminą jisai laiko, A ar B kurso, ir kaip ir dar kartą miniu, labai svarbu, jog tiek A, tiek B kurso egzaminas tinka stojant į aukštąsias mokyklas. Mokyklinio egzamino matematikoje ir lietuvių kalboje nebelieka ir tokios opcijos tiesiog nebėra renkantis aukštąsias mokyklas. Tai yra baigiant vidurinę mokyklą. Dabar, kas yra labai svarbu, kaip tuos egzaminus reikia išlaikyti tam, kad galima būtų rinktis aukštąsias mokyklas. Tai dabar atsiranda truputį skirtumo. Stojant į universitetinės studijas, valstybinių egzaminų išlaikymo vidurkis turi būti ne mažiau nei 50 taškų, 50 balų. Tai reiškia, kad bet kuris stojantysis laikęs 3 valstybinius egzaminus, nesvarbu kokio kurso, A ar B, bei 3 pasirinktą valstybinį egzaminą, kadangi ten bus tik viena opcija, nebus A ar B kursų, tai yra matematika lietuvių A ar B kursų ir 3 egzaminas, tiesiog valstybinis egzaminas, visus jo įvertinimus sudedam, padalinam iš 3, išvedam aritmetinį vidurkį ir turime gauti ne mažiau nei 50 taškų, 50 balų.
Tai čia yra tokia pati minimaliausia kartelė stojant į universitetines studijas. Stojant į kolegines studijas, tai yra renkantis bet kurią kolegiją Lietuvoje, šitas aritmetinis 3 išlaikytų valstybinių egzaminų vidurkis turi būti ne mažiau kaip 41 balas. Tai reiškia, kad stojantysis turi išlaikyti egzaminus. Pati egzamino išlaikymo riba bus 40, o tada tai reiškia, kad visus kitus egzaminus jis turi būti išlaikęs 41, 42 ar net ir vienas tinka 40, tačiau tuos 3 egzaminų rezultatus sudėjus mes turėtume gauti vieną aritmetinį vidurkį, kuris turėtų būti ne mažiau nei 41 balas. Tai matom, kad truputėlį skiriasi pati priėmimo kartelė, renkantis kolegines studijas arba renkantis universitetinės studijas. Tačiau dar kartą miniu, jog tiek A, tiek B kurso valstybinis egzaminas yra tinkamas stojant į aukštąsias mokyklas ir tiek A, tiek B kurso valstybinio egzamino rezultatas yra skaičiuojamas visa to rezultato apimtimi. Čia yra tokia pradinė startinė pozicija, kada mes tą egzaminą privalom tiesiog išlaikyti tam tikrų lygių ir tas mūsų pasiektas aritmetinis vidurkis turi būti ne mažiau nei 50 arba 41 priklausomai nuo to, kokias studijas mes renkamės universitete ar kolegijoje. Tai yra tokia tam tikra startinė pozicija, tokia pirma kartelė. Antra kartelė, kurią taip pat stojantysis turi išpildyti, tai turi būti tam tikras konkursinis balas ir šį konkursinį balą nustato kiekviena aukštoji mokykla individualiai. Jis nėra nustatytas valstybės lygiu ir kiekviena aukštoji mokykla, universitetas ar kolegija nusistato savo konkursinį balą ir skelbia jį savo priėmimo taisyklėse. Tačiau šis konkursinis balas taip pat yra svarbi dedamoji stojant į aukštąsias mokyklas, kada kiekvienas stojantysis turi surinkti iš tam tikrų egzaminų tam tikrą skaičių ir tas skaičius turi būti ne mažiau nei nustatytas kiekvienos aukštosios mokyklos priėmimo tvarkoje. Ir atsiranda čia dar viena labai svarbi naujovė, kurios tikrai nebuvo anksčiau ir kuri yra aktuali visiems stojantiesiems į aukštąsias mokyklas. Tai yra, jog valstybinis egzaminas, kuris yra A arba B kurso, skaičiuojant konkursinį balą, yra dauginamas iš tam tikro koeficiento. Kalbam apie matematikos ir lietuvių kalbos ir valstybinius egzaminus. Tai reiškia, kad jeigu stojantysis išlaiko matematikos egzaminą, kaip pavyzdžiui, matematikos egzaminą B kursu ir gauna iš šio matematikos egzamino įvertinimą 50 balų, tai reiškia, kad šis matematikos egzaminas ir tas 50 balų įvertinimas yra dauginamas iš 0,7 koeficiento ir į konkursinio balo skaičiavimo lentelę yra įvedama 35 balų suma. Tai reiškia, kad valstybinio B kurso egzamino rezultatas yra truputėlį mažinamas, o valstybinio A kurso egzamino rezultatas yra truputėlį didinamas, nes valstybinio A kurso egzamino rezultatas yra dauginamas iš 1,1. Tai kaip matote šiame pavyzdyje, kuris yra pateiktas skaidrėje, mes turime abiturientą, kuris laikė matematikos egzaminą B kursų ir lietuvių kalbos egzaminą A kursų. Iš B kurso egzamino gavo 50, kas reiškia, jog padauginus iš koeficientų bus 35 balai, o iš lietuvių kalbos egzamino A kursų gavo 70 taškų, kas reiškia, jog padauginus iš 1,1 koeficiento bus 77 balai. Taigi, renkantis, kaip ir minėjau anksčiau, tiek A, tiek B kurso egzaminas atveria galimybes studijuoti aukštojoje mokykloje, tiek A, tiek B kurso egzamino įvertinimas ir jo aritmetinis vidurkis yra skaičiuojamas
norint peržengti stojimo kartelę, tačiau skaičiuojant konkursinį balą, A ir B kurso egzaminai tampa diferencijuoti. Tai yra, B kurso egzamino rezultatas truputėlį žemėja, A kurso egzamino rezultatas truputėlį aukštėja. Taip yra todėl, kad B kurso egzaminas yra laikomas lengvesniu, jis yra sudarytas iš B kurso užduočių, A kurso egzaminas laikomas sudėtingesniu ir yra sudarytas iš A kurso užduočių. Taigi, turbūt labai svarbi žinia abiturientams šioje vietoje yra ta, kad skaičiuojant konkursinį balą įtakos turės, koks egzaminas bus pasirinktas, nes jau to egzamino vertė bus truputėlį kitokia, skaičiuojant patį konkursinį balą. Ką reiškia tą konkursinio balo dydis, kokį tą konkursinį balą abiturientas surinks? Tai reiškia abituriento vietą konkursinėje eilėje, pretenduojant į valstybės finansuojamą studijų vietą. Taip pat labai svarbu, kad jau šitie rezultatai lems pačią konkursinio balo dydį, kas reiškia, kad kai kurios aukštosios mokyklos galbūt nustato tam tikrą kartelę. Pavyzdžiui, stojant į universitetus yra numatyta 5,4 konkursinio balo kartelė. Tai natūralu, kad kuo didesni tie įvertinimai, kuo daugiau įvertinimų yra A kurso, tuo tas konkursinis balas abiturientui yra didesnis. Ir trumpai, kadangi detaliai aptarti kiekvienos studijų krypties konkursinio balo šiuo metu nebūtų laiko galimybių, jūs galite nusiskanuoti šias nuorodas. Ir šiose nuorodose matysite, kokie dalykai ir kokių dalykų įvertinimai ir kokių dalykų egzaminai yra imami skaičiuojant kiekvienos skirtingos studijų krypties konkursinį balą. Mes visi žinome, jog matematikos ir lietuvių kalbos egzaminai yra visų studijų krypčių konkursinio balo sandaroje. Tačiau labai svarbu turbūt ir kiti dalykai. Taip, kad kiekvienas galima bus pasiskaičiuoti tą konkursinį balą taip pat savarankiškai, įvertinant jau tą studijų kryptį, kurią abiturientas ketina pasirinkti ir priklausomai nuo to, kokiai studijų krypčiai, koks dalykas turi patį didžiausią svorį. Grįžtant prie to, ką jau minėjau anksčiau, A ir B kurso egzaminai turi skirtingą svorį, skaičiuojant patį konkursinį balą. Taip pat rekomenduoju abiturientams naudotis ir LAMA BPO skaičiuoklę, kurioje taip pat galima susiskaičiuoti galimą būsimą savo konkursinį balą, jeigu jūs jau maždaug galbūt galite numanyti, kokius egzaminų įvertinimus galėtumėte gauti. Tai tos naujovės tikrai yra svarbios, tikrai yra lemiančios konkursinio balo dydį, bet dar kartą noriu akcentuoti labai svarbius dalykus, jog stojant į aukštąsias mokyklas bus reikalinga turėti 3 valstybinius egzaminus. Ar tie 3 valstybiniai egzaminai yra A kurso ar B kurso, skirtumo didelio nėra. Visi egzaminai tinka stojant į valstybinės aukštąsias mokyklas, tai yra visi valstybiniai egzaminai tinka stojant į aukštąsias mokyklas. Svarbu, kad valstybinio egzaminų vidurkis, laikytų valstybinio egzaminų vidurkis būtų 3 tų valstybinio egzaminų, kurie yra svarbus, kad būtų ne mažesnis kaip 41 stojant į kolegijas ir 50 stojant į universitetus. Ir kad skaičiuojant konkursinį balą, A ir B kurso egzaminai yra įvertinami tam tikrais svertiniais koeficientais. Kokios yra taikomos išimtis 25 metų priėmime? Tai pirmiausia, ta pati išimtis lieka, jog reikia išlaikyti, stojant į menų studijų kryptis, būtina išlaikyti tik 2 valstybinius egzaminus, valstybinius brandos egzaminus, matematikos egzaminas nėra privalomas, o pats konkursinis balas stojant į menų studijas sudaromas yra tik iš stojamojo egzamino, jokie kiti pažymiai nėra vertinami. Stojant į kolegijas galima rinktis trumpasias studijas, tai ten norint įstoti reikia išlaikyti tik 2 valstybinius brandos egzaminus.
Tiems abiturientams, kurie įgyjo išsilavinimą užsienyje, arba šitie reikalavimai nėra taikomi, o tiems abiturientams, ir tikiu, kad šitoje mūsų transliacijoje yra abiturientų, kurie vidurinės mokyklas baigė truputėlį anksčiau, tai yra 24 ar ankstesniais metais, tai jų atveju, įstojant į aukštąsias mokyklas, galioja ta tvarka, kuri buvo numatyta jų baigimo metu. Tai yra, pavyzdžiui, pernai baigusiems reikalingas 3 valstybinių egzaminų reikalavimas, užpernai baigusiems užtenka turėti tik 1 valstybinį brandos egzaminą. Na ir taip toliau, turbūt tie pokyčiai, kadangi vyksta kiekvienais metais, tai tiesiog jau pagal tų baigimo metus galima sužinoti ir pasikonsultuoti aukštosiuose mokyklose. Ir visai savo pranešimo pabaigai dar noriu paminėti, jog renkantis studijas aukštojoje mokykloje ir ne tik aukštojoje mokykloje, ar apskritai renkantis tolimesnį savo kelią, galima rinktis skirtingus kelius ir skirtingai pasiekti skirtingą rinktis išsilavinimo kelią. Lietuvoje pagal mokslo studijų klasifikavimą yra numatyti tokie skirtingi lygmenys. Yra profesinio mokymosi lygmuo, 4 kvalifikacijų lygmuo, yra trumpojo ciklo studijos, naujiena Lietuvoje, tikrai dar nėra labai jos žinomos ir populiarios. Tai yra sutrumpintos trumpo ciklo studijos, bei aukštojo mokslo studijos, tai yra tos studijos, kurias įprastai mes suprantame kaip studijas universitete ar kolegijoje. Tačiau labai noriu pasakyti, kad galbūt kiekvienam abiturientui reikia įsivertinti, ar tas kelias tiesiai į aukštojo mokslo studijas yra mano kelias ir galbūt aš savo kelionę galiu pradėti ir kitose pakopose ir kitose lygmenyse. Labai trumpai keletas variantų, kaip galėtų atsitikti. Tai šitas pirmasis mokymosi kelias yra standartinis, kai aš baigiu vidurinę mokyklą ir stoju į bakalauro studijas, įgyju aukštojo mokslo diplomą kolegijoje arba universitete. Kitas kelias yra truputėlį kitoks, bet jis suteikia tikrai, man atrodo, tikrai daug galimybių stojančiajam. Kada bet kuris stojantysis gali pabaigęs vidurinę mokyklą rinktis profesinio mokymosi studijas ir vėliau įstoti į aukštąją mokyklą ir joje studijuoti jau trumpesnį laiką, dėl to, kad dalis mokymosi rezultatų yra įskaitoma iš ankstesnių mokymosi patirčių. Tai yra iš profesinio mokymo gali būti skaitoma dalis mokymosi rezultatų. Ir kita mokymosi grandinė, kuri yra atrodytų, ta burbuliukų prasme, ilgiausia, tačiau laike tai nėra ilgesnė grandinė, kada bet kuris besimokantysis pirmiausia baigia profesinio mokymo studijas, vėliau stoja į trumpąsias studijas, į trumpojo ciklo studijas, ir vėliau įgyja bakalauro aukštojo mokslo diplomą. Toks mokymosi kelias leidžia įgyti 3 tarpusavėje susijusias skirtingas specialybės, kurios viena kitą papildo, viena suteikia daugiau žinių ir kompetencijų tose srityse ir tuo pačiu augina tikrai universalų specialistą. SMK aukštojoje mokykloje galima rinktis visus tuos 3 kelius, ir visi tie 3 keliai yra tikrai teisingi. Taip, kad SMK galima mokytis profesinio mokymo programuose, kurios yra pačios trumpiausios, kuriuose įgyjamos labai konkrečios žinios konkrečiam ir formuojamas labai konkretus įgūdžius konkrečiose studijų programuose. SMK aukštojoje mokykloje turime skirtingas profesinio mokymo programas, grožio ir sveikatos, IT bei verslo ir vadybos studijų mokymosi kryptyse. Matote visą bendrą jų sąrašą, pasirinkimas tikrai yra platus ir šitos studijų programos šitos profesinio mokymo programos tikrai yra geras pasirinkimas savo profesinio kelio startui. Vėliau galima rinktis trumpojo ciklo mokymosi programas, kurios taip pat siūlo SMK aukštoji mokykla. Šičia studijos trunka nuo 1,5 iki 2 metų. 1,5 dažniausiai, 2 metai būtų ištęstinė studijų forma, daug praktinio mokymosi ir ta
konkretūs įgūdžiai ir kompetencijos yra įgyjamos tikrai greitai ir šitų studijų programų turime 3 skirtingus pasirinkimus ir labai noriu pabrėžti, kad net 2 pasirinkimai yra IT studijų kryptyje, kas šiuo metu tikrai yra paklausi profesija, tikrai su gerais atlyginimų vidurkiais, tai tikrai irgi geras, tinkamas pasirinkimas būsimajam abiturientui. Ir be abejo, koleginės studijos, tai yra aukštojo mokslo studijos, kuriuose mes studijuojame 3 metus. Apie priėmimą jas ir pasakau savo prezentacijos pradžioje. Ir SMK siūlo skirtingas 23 studijų programas, skirtingose studijų kryptyse. Ir tikrai tai yra didelė pasiūla, didelis paketas skirtingų studijų programų, kurias galima rinktis. Tikrai populiarios yra bendrosios praktikos slaugos, marketingo ir reklamos kūrimo studijų programos, kūrybos pramogų industrijų. Taip pat paminėsiu, jog turime ir 2 menų studijų kryptis, tai yra dizainą bei video kūrybą ir medijos. Kaip ir minėjau, šioms studijų kryptims, tai yra menų studijų kryptims, taikomi truputį kitokie reikalavimai stojant ir renkantis jas. Taigi, dėkoju už tai, kad išklausėt mano prezentacijos. Ačiū, kad pasiliekat ir toliau transliacijoje, nes tikiu, kad kiti pranešimai tikrai labai svarbus besiruošiant egzaminams ir tikrai kviečiu klausti, jeigu yra kokių klausimų, tikrai pasistengsim juos visus atsakyti. Ačiū.